video, sukam, nes atėjo mūsų lyderė, Bangutė Raifonienė. Labas rytas. Kaip Esam čia Vilonė, iš vakarykščio renginio dalinamės įspūdžiais, nes tą, ką nuveikėm, ką padarėm, yra tiesiog širdžiai jauku, gera ir malonu. Ką mes čia veikiam? Ką mes veikiam, dalinamės įspūdžiais, kaip galima užsidirbti pinigėlių, kaip galima ir turint savo darbus, ir turint savo verslus, turėti dar vieną verslą, kuris tikrai jums netims laiko, neturite 8 valandas dirbti dėl aukso. Čia reikia tik tai kalbėti, dalintis su jūsų žmonėm, kuriuos jūs mylit. Reikia jiems pasakyti, reikia jiems paaiškinti, kaip galima užsidirbti auksą. Nu, Bangutė, ką? Žmonės dažniausiai sako, kad nėra žmonių. Brangieji, jeigu turit mylimus žmonės, jeigu turit žmonės, kuriems norit padėti, kad jų finansinė padėtis pagerėtų, būtinai kvieskit tokius. Jūs nekvieskit žmonių iš gatvės, nes žmonėm iš gatvės tai visiškai neaktualu. Pradėkit nuo savų žmonių, nuo savo šeimos, nuo savo draugų, nuo savo giminių. Ir tada viskas bus super. Taip, dalinkitės, nes auksas tikrai yra, tai yra mūsų, kaip čia pasakyti, vertybė, tai čia yra mūsų pinigai. Jėga, mūsų pinigai yra jūsų šeimos finansinės gerovės modelis. Kaupkite jūsų vaikams. Aš turiu sūnų, 14 metų, aš jam kaupiu auksikus, čia guli 4000 aukso. Svajonės. Taip, atsibuskite. Vaikų studijos, namas, mašina, Pensija. O kam kas? Kam būti pensija, Taigi tėvais reikia pasirūpinti, būtinai visiems padėti, visiems artimiesiems. Kreipkitės. Ieškokite Facebook'e mūsų, klauskite, užduokite klausimus, klausimai nekainuoja. Ieškokit mūsų webinaruose. Šitam versle svarbiausia duplikacija. Darykite tą patį, ką daro jūs pakvietę žmonės. Ir tada visiems seksis. Ir tada būsit visi lyderiais ir visi gerai uždirbsit. Matot, mes visos su 2 rankom, su 2 ausim, su 2 akim. Tokios pačios kaip ir jūs. Tik tai kalbam. Tik turim tikslą. Kaip Džordžas Fjuzišai pasakė, nori daugiau uždirbti, daugiau šypsokitės ir daugiau kalbėkit. Būtent šitas yra mūsų verslo paslaptis. Iki malonių.